Tai va, dar ką padarėm, tai yra įsiplovėm. Čia geriau, tiksliau išsivalėm skylės visas iš anksto. Ir kas yra tikrai irgi svarbus dalykas pakankamai, tai yra išsisukau šitus varžtus, tai yra tokie varščiukai, tai yra akliais. Tai yra technologiniai skyliais, gręžiant tepalo skylės, bet kaip matėt, prieš tai buvo labai daug visokių šlamšto viduje. Tai išsisukau dėl viso kokio nebūtų kokios metalo drožlėlės likę. Tai tikrai, kaip sakant, nesinori tokioje vietoje suklysti dėl menkniekių. Ką dar galima padaryti, tai realiai biškelį breiklinerį ar kažko nusivalyti, jeigu yra riebalų. Ir kai įsukama, tai tiesiog įsukti, kad nebūtų iškilę virš, nes jeigu suksi, tai jisai varys gilyn ir viskas, tai tiesiog užtepat klijų, būtinai užtepat klijų ir varot gilyn. Taigi pradžioje ką pasidarėme, tai išsivalėme visus sriegius, kurie atsakingi už pagrindinių vindiklių prispaudimą, ypatingai kadangi dedame smeiges iš IRP. Dedame dėl to, nes originalūs varžtai pagal specifikaciją rašo, kad jie naudojami vieną kartą, tai yra jie išsitempia panaudojus vieną kartą ar antrą kartą, teoriškai jau jie nebesitempia ir nepasiekiama tikslingai tos jėgos, kurios reikia. Taigi nusprendėme, kad visus sriegius tiesiog sutvarkysime ir padarysime, kaip sakant, tvirtai šitą vietą, kad ir šios negestų vietos. Aišku, buvo taip, kad kalbėjome su ne vienu žmogumi ir tikrai buvo bent keletas, kurie sakė, mes sudėję su tais pačiais senais varžtais ir viskas gerai, bet nusprendėme šioje vietoje nerizikuoti ir sudėti smeiges. Prieš smeiges sudedant išsivalome, kad tai gerai susisuktų be jokių problemų ir dar sutepame sriegius tokio spec tepaliuku, kuris yra pridėtas kartu su smeigiamis. Na ir už kadro surinkome dar aname video minėtus purkštukus. Galima matyti juos prie cilindro prisuktus. Prisukome varžtelius su klijais, nes jie ir buvo su klijais prisukti. Ir patikrinome, išplovėme, tikrai matytųsi, jog švarūs ir išpurškinę pro save tepalą. Aišku, po viso sriegimo ar po kitų dalykų, po kuriuo atsiranda metalo pluoštiniais, būtina įsivalyti tas vietas ir aplinkui nuo metalo drožlių, nes metalo drožlės labai negerai varikliai, tiek surinkat, tiek likučiai po surinkimo gali sugadyti visą naujai perrinktą motorą. Na ir žinoma, pravalom tepalą, kuris yra neskirtas sujungimo vietoms. Ir šiaip tenais turėtų kuo švaresnis sujungimas būti, tai išvaloma visko, ko nereikia ir kas neturėtų tenais būti. Na ir išsimušame senus indėklus. Prieš tai to nepadarėme, kad būtų labiau apsaugotas paviršius, ant kurio dedasi indėklai. Aišku, nuėmę indėklus dar pamatėme
seno tepalo kraštuose, taigi išsivalėme kartu ir tą seną tepalą, kad, kaip sakant, nepapultų seno tepalo ir neužkištų tepalo kanalų. Na ir kol neįdėtas alkūninis velnias, nusprendėme, kad lengviau yra išgręžti tempėjų skyles tepalo pompai. Tai yra, gręžiame pirmą atsižymėję pagal matmenis pirmąją skylę, kuri yra priveržimui pačio tempėjo varžtų. Toliau atsižymėjome vietą, kur yra realus spyruokliais laikiklis, pasižymėjome pagal realią poziciją ir įsigręžėme skylę laikikliui. Na ir nepamirštame visą laiką laikyti kuo švariau, kuo mažiau, tiksliau, be metalo drožlių. Taigi geriau įsivalyti kelis kartus, negu palikti kažkokią drožlį. Na ir aišku, įsiplovėme vietas, ne tik tai įsikraštėme, bet įsiplovėme, kur dėsime naujus indėklus. Tuomet susidėjome naujus indėklus, indėklai dedame tam tikrą pusę, tai yra išpjovimo grūveliai yra, taigi kitaip net nelabai sudėsi, jei sudėsi, na, sveikinu, tada sugadinai indėklus ir galbūt motorą pažeidai. Na, aišku, to būtina sutepti indėklus specialiu tepalu, kuris pirmam kūrimui skirtas labiausiai. Tai yra, kad kol nespėta sutepti, prasisuktų viskas suteptai ir nesigandintų, nebūtų metalas į metalą. O tada sudedame ant kepsų einančių ant alkūninio veleno taip pat naujus indėklus, jie eina taip pat su grioveliais, tai jau kitaip neuždėsi. Aišku, buvome susižymėję, kuris kepsas eina kurioje vietoje. Dėl viso ko, kad nepasikeistų tarpeliai, šiaip neturėtų pasikeisti tarpeliai. Ir tada, aišku, sudėjome ant alkūninio veleno. Ir alkūnį veleną priveržėme, aišku, visą laiką pasitikriname, ar viskas juda, ar viskas sukasi, be jokių problemų ir judame toliau tik tada. Na, renkant motorą, kai renki iš dviejų motorų, nutinka visko, tarkim, kai kurie dalykai būna ant vieno motoro vienaip, ant kito motoro kitaip ir dedant sugalvoji, kuris tavo variantas yra geresnis. Ir kartais kai kuriuos varžtus uždėjus reikia nuimti ir perdėti vėl per naują, pakeisti šiek tiek vietas laikiklių, kaip nutiko šioje vietoje, nes pradžioje galvojom dėti kaip vieno motoro, tada kaip 3 litrų, kadangi 2.8 mūsų motore eina apsauga su visa kartu su tepalo pompa, o tepalo pompą nusprendėme dėti nuo
3 litrų, kuriame jau eina su šalia skirta sportui. Tai reiškia, jis nenusisuks ir automatiškai reikėjo dėti viską taip, kaip yra mūsų 3 litriam motoriai išardytam. Taigi tai šiek tiek teko prisukinėti per naują, bet viskas pasidarė. Varžtus veržime pagrindinius, aišku, pagal ARP duodamą instrukciją, tai yra parašyti kokia jėga, o ne pagal originalą. Kadangi jų yra varžtai sudėti, tai biškelį skiriasi nuo originalų, bet viskas daroma pagal instrukcijas. Tos vietos yra svarbios ir reikia visą laiką prisižiūrėti, kad padaryti teisingai. Taip pat visą laiką stengiamės motorą palaikyti švarų ir be papildomų tepalų ant paviršių, kurių jos neturėtų būti, ypač kai sudedam vienas ar kitas detalės, dėl to laiks nuo laiko nusirabalinėjom, tiek nusivalinėdavom varžtus, kartais net varžtus nusivalai ir sutepė tinkamų tepalų, nuvalai seną tepalą ir įvairiai, bet daug šitų tiesiog nerodėme, tai dalį parodom, kad tiesiog susidarytų pats vaizdas ir suprastumėt, kad šitas darbas turi būti švarus. Na, o tada prasidėjo šiek tiek nauji iššūkiai, nauji darbai, tai yra sudėjome ant stūmoklių žiedus, paruošėme stūmoklius, ant stūmoklių sujungėme švaistiklius, ant švaistiklių susikišo švaistikliniai pinai, susidėjo žiedai, su žiedais šiek tiek teko pavargti, nes labai stiprus yra spyruokliuojantys jie, kad neiššoktų patys pinai judėjime, bet viskas labai gerai susidėjo, jau dideli tikslumai. Dėjau aftermarketinius, norėjau galbūt šiek tiek didesnių, bet gausi, kad tuo metu neturėjo gamintojai ir teko susidėti, tai yra standartinio dydžio, o ne remontinio, ir teko remontuoti patį motorą, taigi viskas liko kaip ir standartinio dydžio. Ir aišku, viską vėl sutepame ir palaikome švarą. Na, šioje vietoje matote sutepamas cilindro sienelės tepalu
Yra pasisakymų kartais, kad jų geriau netepti, kai kur yra, kad tepti, bet tinkamų teplų tepant šitame bent rašė, kad ir galim kaip ir sutepti, plus šitas motoras turės pastovėti šiek tiek po surinkimo, neužkurtas ir netepamas, kaip sakant, daugiau variklinė alyva, taigi ir plus dėl susiraižymų, kad lengviau susidėtų, nusprendėme tepti, ypač kadangi šitas tepalas, bent jau taip prašau, kad neturėtų pakenkti žiedams. Aišku, tai žiedam pakenkimas pagrindė tiesiog tepalo žiedams, nes jie tiesiog gali nuo degimo pridegti su šiuo tepalu ir tiesiog nustoti veikti. Tai yra ne nuo šio tepalo, bet tarkim naudojant paprastą surinkimo tepalą, kažkokį solidolį ir dar kažką, kas netitinka to, bet atrodytų pagerinti surinkimą. Tiesa, patys stūmokliai dedasi tam tikrą kryptimi, kadangi vienos iššuojamos yra didesnės, kitos yra mažesnės, priklausomai tai yra nuo kurioje pusėje yra, tai yra įsiurbimas ar yra išmetimas ir jie yra kryptiniai, tai nėra taip, kad sudėsi stūmoklį ir viena ar kita pusė ir jis toliau veiks kaip veikės, tai padidina tikimybę, kad tiesiog vožtuvai gali atsiremti. Tai reikėtų atkreipti ir į tai dėmesį. Na ir žinoma, kadangi naudojame vėl ARP švaistiklių varžtus, kadangi švaistikliai nestandartiniai ir kaip sakant, nauji, taigi nusprendėme ir varžtus dėti naujus. Tam naudojame automatiškai vėl ARP tepalą, kuris rekomenduojamas tepti kartu sudedant ir peržymę vėl pagal ARP specifikacijas ir aišku nepamirštume vėl sutepti indėklų pačių, nes šitie indėklai viena iš bėdų, jeigu suprastėja tepimas. Tai kaip sakant, nepadarykime bėdų dar prieš pradedant varikliui dirbti. Na ir žinoma gerai yra visą laiką, kai priveržiama
dar kartelį po to pasitikrinti, ar tikrai ta jėga priveržiama, jei tai nėra kampas, arba prieš darant kampo pasukimą patikrinti, ar buvo padaryta ta jėga. Šiuo atveju buvo reikalinga jėga, tarkim, po paskutinio priveržimo darbo viskas tikrinama, ar teisingom jėgomis tikrai priveržima. Net ta vieta, kur nepatikrinti. Toliau įsidėjome daviklį alkūninio veleno, nes buvo išimtas darant darbus, ir įsidedame toliau tepalo pompą. Tepalo pompa jau yra, kaip minėjau, paruošta sportiniam naudojimui, tai yra sustiprinta šelį, kad nenusisuktų, ir kartu, kadangi ši yra trumpesnė, ne per visą, reikėjo dėti nuo kito motoro apsaugą, kuri yra skirta nuo tepalo, kaip sakyti, švaistymo, judinimo ir bulbuliavimo nuo alkūninio veleno. Tai yra, kad kuo mažiau burbulų būtų tepale. Na ir kadangi visa apačia jau surinkta, pradedame dėti ant alkūninio veleno žvaigždutę, su ją taip pat surinkame toliau apačioje esančią žvaigždutę, tai yra tepalų pompos. Ant tepalų pompos eina varžtukai, kurie yra aukšto kietumo ir jie atitinkamai priveržiami. Toliau surinkinėjame tempikus, tai yra pradžiai naudojame naują tempiką ant tepalo pompos grandinės. Aišku, tai kaip ir sakoma, su tuo upgrade'u jau nebebūtina naudoti jos, bet dėl viso, ko geriau naudojame, nėra labai brangus upgrade'as šitas. Ir naudojame, aišku, klijus, kadangi tai nėra didelis varžtukas, ir plius ten motore pačiam yra vibracija. Tai geriau būti saugiam, negu kad bus blogai vėliau. Na ir toliau eina šliaužiklai pagrindinės grandinės ir dangtelis ant šliaužiklų. Vienam susidėti dangtelį ir dviejas tarpinės bei grandinę gana sunku, taigi jeigu išeina geriausiai tai daryti dviese arba, tarkim, šniūrelius, kad pasikabdyti grandinę ar kitus metodus, bet viskas įmanoma, susidedama ir susivežiama.